Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Kryvčiai. Įsikūrusi ant aukšto kalno, iš abiejų galų kelio stovi po bokštą. 1639 metais buvo pastatyta pilis. Pilį nekartą puolė turkų totorių ordos. Ypač 672 metais ją sugriovė turkų sultono Mahometo IV kariuomenė. Po LDK padalinimo 772 metais užėmė Austriją. Nuo 810 iki 15 jis trumpai priklausė Rusijos imperijai, o vėliau grįžo į Austrijos rankas. Po pirmo pasaulinio karo miestas tapo Lenkijos dalimi, o po antro pasaulinio karo Ukrainos. Kaime yra Kristaus žengimo į dangų bažnyčia, Švenčiausios mergelės Marijos pagalbos bažnyčia, dvi Švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo ir Švenčiausios mergelės Marijos koplyčios. Taip pat yra nebeveikianti Švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčia. Netoli Kryvčios yra krištolinis urvas, jo ilgis apie 18 km ir jį lanko turistai. Kai trypė ir niekino meilę tylėjai, kai tiesą apšmeižę puotavo tylėjai, kai sąžiniai spjaudė į veidą tylėjai, kai veikti ryžtingai reikėjo pabėgai. Ko skundies dabar, ko vaitoji? Juozas Nekrošius.